Sveiki, draugai. Senai jau filmavau vidosiką, tai šiandien tikrai filmuoju ir tokios naujienos, draugai. Pradėjau bendradarbiauti su Neptūno baitais, tai žvejosiu ir išbandinėsiu Neptūno baito gaminamus masalus. Tai žiūrėkit, ką aš turiu. Visas stalas įvairiausių masalų. Visas. Tai lydekiniai, nano geimas, vižadrebis ir ešerių masalai. Tai tokie masaliukai, tai šiandien toks ir vidosikas, tiesiog parodysiu, su kokiais masalais žvejosiu. Dabar savo kitas žvejybas visas ir žiūrėsim. Šiaip tai žiauriai faini masaliukai, kažkokie kosmosiniai man. Tiek vižadrebio, ešerių, tai jo spalvos. Sunku gal perteikti per kamerą, bet tikrai faini masaliukai. Čia lydekiniai. Visokiausi lydekiniai. Štai ir tokių yra. Nu žodžiu, trumpai apie juos ir pašnekėsim šiandien. Tai plius dar turiu susidėti masalus į dėžutes, kokius plius minus išbandinėsiu ir šausim žvejoti. Tai šiandien tokia, sakau, daugiau ne žvejybos, bet daugiau pasakojimai apie masalus. Tai va tiek. Nuo ko pradėsim, tai čiuoju susidėsiu dabar avižadrebio masalus ir jum parodysiu, kokius masalus aš testuosiu. Tai šaunam dabar ieško dėžutės ir ją užpildom Neptūno masalais. Varo. Nu va, susėdom prie stalo dabar tvarkingai. Radau dėžutę štai tokią ir susidėsiu masaliukus, kokius galvosiu išbandyti. Nusidažo. Tai negalima maišyti jų, nes jie paskiau vienas su kitu nusidažo, tai geriau nemaišyt. Nu ir čia avižas sumesiu. Tai žodžiu, taip, ką? Štai tokius. Čia, žiūrėkit kokie masaliukai. Oi. Per kamerą sunku bus pateikti, tai čia drop 1. Green light color. Tai ir 2,5 cm šitas masaliukas. Tokią informaciją rašo ant pakuotės, tai žiauriai fainai, kad spalvinimas viskas yra parašyta. Štai tokia būna pakuotė faina. Štai dar salotą irgi tokį įsimesiu. Štai tokį. Na, žodžiu, draugai, sekit mano kanalą, žvejosiu šitais masalais, tai tikrai viską parodysiu, kaip ant ko pagavau ir jums bus viskas aišku. Čia dar kvepia lyg ir kažkokio tai, šakės. Nu, žodžiu, taip. Paskiau šitus dar turiu. Žiūrėkit kokie. Šitas vadinasi Zippo. 3,3 cm blood. Kraujo spalvos. Šakės fainas. Fainutis.
Tai žodžiu, avižadrebis irgi čia Airijoje nėra populiarus, tai ką, bandysiu aš žvejoti, rodyti, kaip gaudyti ir gal daugiau žmonių susidomės tokiu gaudymu metodu. Tai va taip va. Įsitestuosim. Tikrai čia jų nemažai yra. Opa. Čia irgi kita spalva panaši. Bet štai tokie va, mikro masaliukai, mažulyčiai, visai. Tai va taip, čia šiandien man darbelio yra pasiruošti viską ir šauti, išbandinėti, begalės masaliukų, čia wow, balta yra, čia yra wow. Tai žodžiu, nemaišau spalvas, baltą su baltą dedu, tik tais masalus, spalvas tik tais vienodas dedu, o masalus, ta prasme, formas skirtingas. Žiūrėkit, krevetės kokios. Eina sau čia, taip žiauriai fainai. Pildausi nano, paskiau plius minus parodysiu ir paskiau eisim prie jau ar lydekinių, ar ešerinių masalų. Tikriausiai prie ešerinių, irgi dėžutė bus atskira, susidėsim gražiai ir išbandinėsim. Susidėjau vieną dėžutę, štai, čia nano džigo avižadrebio masaliukai, tai va tokios spalvos, tiek ir išbandinėsiu. Visa kita yra čia, Airijoje, tai draugai, kas norit, galit parašyti man Instagrame, TikTok'e, Facebook'e ar palikti komentarą YouTube'ai, galit susisiekti su manim ir tiesiog turiu jau, galėsiu jums padėti įsigyti jų. Tai va. Tai nano džigai viskas tvarkyta, žiūrėkit, dar kiek čia jų turiu, begalės masalų, tai jo, čia žvejų rojus, žodžiu. Tai va taip. Tai ką, dabar vėl lekiam susirast ešerinę dėžutę kokią. Susidėsim ešerinius masalus ir juos išbandinėsim. Taip pat pasirinksiu, yra čia gal kokie 5 skirtingi modeliai. Tai pasirinksiu vieno modelio vieną spalvą, kito modelio kitą spalvą, keletą gal spalvų. Nu, žodžiu, kad noriu ir modelį išbandyti ir tuo pačiu spalva, kuri tą dieną pasitvirtins, ar kaip čia, žiūrėsim, kaip bus žvejybose. Tai ką, einu ieškoti dėžutės. Grįžau su jau dėžute. Bumčik, tarp tiek masalų čia, vaja. Tai va taip. Nu ką, pradėsim tada. Ešerinius masalus susidėsiu. Taip, atsiskirt po 2. Bumt. Dėžutė. Opa. 2. Ir 2. Tai va, pradedam. Tai ką, pradėsim dabar gal nuo Kobra. Štai toks masaliukas, vadinasi Kobra. Ir pasiimsiu tiesiog kelias spalvas jų
Ir viskas. 2-3 spalvas. Tai salota. Įsimetam, wow, kokie masaliukai, wow. Žodžiu, žiauriai gražus, žiauriai faini. Nu va. Šitą spalvą pasiemu, toliau. Ką iš jų dar yra ir tokia, čia ta pati. Tai pasiemu dar gal ir tokią spalvą. Štai, iš tų kobrų. Tokią spalvytę, nice. Žiauriai, faini masaliukai. Tokią ir gal dar pasiemu šitą skaidrę. Šitą skaidrę tokią su mėlynu, nu žodžiu, fainučiai. Tai va, iš kobros viskas. Tai jo, kobrą galim dėti dėžę gražiai. Yra ir juoda, su to blemba irgi variantas. Davai dar šitą pasiemu. Juoda, blemba kažkas tai unreal. Juoda su auksiniais blizgučiais. Davai šitą įsimetam. Oi, čia kiek išbandymo bus. Gerai, kobras viskas, dedam į dėžę. Ir tokia buvo, nu, su raudonais blizgučiais. Nu, šakas. Kobras dedam. Salotą turim. Kur dar čia kobros? Čia ne. Kobra raudona. Bet bandysiu kitą masalo tokią raudoną spalvą pasimt. Kitas masaliukas dedam šitus, nu šitie tai yra kažkokie wow. Tai kobra, bet šita yra kobra 8,1 cm. Tai dedam šitą kobrą. Opa. Bum. Tai kobros šitą spalvinimą tikrai dedu tamsų, nors tamsų anos turiu. Tai gerai, tamsaus neimu. Imu kobros. Kur ta kobra? Baltą. Imu baltą. Wow, kokie masaliukai, kaip jie. Žiūrėkit. Wow, koks lankstumas. Žiauriai faini. Gal morką užsimest vieną? Nu davai. Dedam morką. Morkinį. Yra dar kobra, bet žiūrėkit kokio dydžio. Tai yra 10 cm. 10 cm. Tai šitų paliksiu dar kitą kartą išbandymam. Tų didelių, nes čia ir tų didesnių yra 10 cm. Tai dabar juos paliekam. Wow, koksai. Gal šaunu šitą, tokią ryškį. Gal ir čia šitos didelės, tai iš karto šias įdedu atgal, nes jų neimsim. Čia vien šitie, jo šitie tai irgi fainučiai. Nu tai ką, paėmiau kobros tos porą, užteks. Ir šitą spalvą, davai ir šitą dar įsimetu. Kobros, viskas. Nes dar yra čia jų visokiausių, nu. O taip. Žodžiu. Įsidedu dar šitą spalvą. Ir paskui eisim prie jau kitų masaliukų.
Oi. Jo, šita spalva, kur keičia... Šita spalva keičia spalvą, kai įmesi į vandenį. Vandenį jinai visai kitaip atrodo. Bam. Gerai, viskas su tom. Viskas. Dabar yra dar 100 kojas. 100 kojas. Tai salotos ne, nes salotą su kitą įsidėjęs. 100 kojo, daugiau tokį tamsų gal dėsim dabar. Štai tokį gal pabandysim. Tokį rusvą, arba rusvo gal nedėsiu. Yra blood, raudonas. Tai ir kas, žiūrėkit, draugai, perkat pakuotę Neptūno, žiauriai fainai, įpakavimas tikrai atrodo labai gerai. Ir gauna dar 2 galvakablius. Šitam rinkinyje, jeigu perkat dar parašyta free bonus, 2 galvakablius gaunat, perkant šitą pakuotę. Nu tai fainai. Ir tikrai galvakabliai fainučiai. Tai aš irgi juos atsidėsiu, su jais irgi žvejosiu. Tai va, žiūrėkit, koksai 100 kojas. Wow. Kažkuom tai kvepia, nekvepia. Nu, žodžiu, 100 kojas, tai kosmosas iššauks. Tai dedam šitą spalvą 100 kojo. Tokias. Turiu įsidėjęs panašias. Tai šitus nededam. Melsva. Fioletinė. Čia šitas blodas. Jo, blodą turim. Tai bandau dar tokią įsimest. Štai. Fioletinė tokia. Nu, žodžiu, čia šiandien tai man darbo įvalės. Opa. Dedam šitus, galvakablius pasidedam. Bum. Tokią spalvytę, kokią čia dar šausim dabar. Taip, toliau yra tokia spalvelė. Loksas. Irgi gera spalva. Bet tiek to, paliekam šitą. Salotą irgi turim. Fioletinę turim. Toliau. Tokią morką. Bet morkos turim anos, tai nedėsiu. Toliau, ką mes dar iš jų turim? Turim šitokią. Kolą. Davai pabandom kolą, nes aš šitos nedėsiu, gal kitą kokį įsimesiu, tai pabandom dar kolos iš šitos. Iš 100 kojo. Ir nežinau, tikriausiai bus viskas. 100 kojas. 100 kojas pas mane bus toks tamsesnis. Kobros tokios ryškesnės. Nu, žodžiu. Fainai. Gerai, kobros gal paliekam. Paliekam jas. Ir dabar prieinam prie štai tokių. Pupa.
Va, pupa. Tai noriu dar kelias spalvas. Oranžinę turim, neturim va tokios spalvos ir tokios. Šitas, žodžiu, šitas tai tikrai eina spalva, šita yra karamel. Tai šitą tikrai pasiemam. Ojojoj, kaip faina. Pasižiūrėkit kokia. Pim. Tai dedam šitą. Tai čia praktiškai mano bus visam sezonui masalų, visam sezonui čia užsipildau šitą dėžutę ir su jais gaudysiu. Tikrai jaučiu, gerai jie dirba ir tikrai kibus. Štai tokie, wow, jisai keičia spalvą, turim tai. Eik tu sau. Keičia spalvas, melsvas su kažkuo, tai wow, rusvas, melsvas ir rusvumą eina. Kamelionas, žodžiu. Tai šitą spalvą aš pamačiau iš pat pradžių, sakau, šitą turėtų eiti. Nu va. Ką? Dar yra tokia tamsi, bet aš turiu, iš tos neimam. Salotą turim panašią, neimam. Tokia yra dabar violetinė. Bet violetinė turiu šitas, tai irgi neimam šitų. Paskiau salota panašiai yra, bet tokios lemba. Paliekam pakolkas. Paskiau yra morka tą turim, šitą tokia tokia dar, žodžiu, dar paliekam, jeigu ką, paskiau pasipildysim. Yra ir toksai blood turim 100 kojį, tai šitoko nesidedam. Šita dabar spalvelė green pum nesidedam pakolkas. Ir ką? Dabar tai kiek turim? 1, 2, 3, 4 ir čia dar spalva kokia, šitą turiu, šitą green pum tokia buvo. Tai dabar dar prie vienų masalų Nilas. Štai. Toks masaliukas ir jis vadinasi Nilas. Wow. Tai jo. Čia yra puma, kur esu įsidėjęs, bet mažesnis. Mažesnė yra 6,6 cm. Aš įsidėjau šitą ilgesnę tokią. Tai šitą paliekam. Opa. Opa. Tai dedam šitą spalvą. Wow, koks masaliukas. Ojojojojoj, žiūrėkit. Kvapas kažkoks yra, jo papa. Tai va, šitą ryškų tokį įsimetam. Opa. Opa. Štai. Paskiau yra juodas. Wow, juodą būtinai dedam. Nes tokio, bendriau tą turiu juodą. tą turiu juodą.
gal nedėt. Kokios čia dar liko spalvos. Ai, tada nededu juodos, tada šitos nebeturiu spalvos, čia yra vadinasi Loks. Tai šitą įsidėsiu šito masalo spalvelę. Opa. Žiauriai. Joja su kvapais. Eina sau. Žodžiu, šitą ir dabar šitą turim, šitą turim, šitą turim, šitą žalsva panaši yra, oranžinę turim, fioletinę plius minus turim. Tai gal dedu šitą dar žalsvą tokią. Jo. Dedu dar šitą į savo rinkinuką ir bus viskas. Bus viskas. Štai. Spalva vadinasi GPC. Žodžiu. Štai tokia žalia spalvelė. Ir bus viskas, mano rinkinukas baigtas. Bum! Viskas. Draugai, štai. Ešerių masaliukai paruošti ešeriam. Tokios spalvos. Fantastika, fantastika. Tai va taip, tada su šitais dalykais. Ką? Dedu masalus į dėžutes ir prieisim prie lydekų. Išsidėliojau lydekinius masalus. Labai greitai noriu juos apšnekėti ir jum parodyti, ant ko žvejosiu šį sezoną, šiuos metus ir taip toliau. Tai ką, pradedam gal nuo mažiausio, tai taip pat Neptūno gavau štai tokias lervas. Jos yra kažkur apie 8 cm, tai šitas masalas universalus. Čia pagausit ir lydeką, ir ešerį, ir upėtakį. Tai tokia spalva, raudona, juoda su auksu ir blood dar kitaip vadinama. Tai tokias čia įsidėliau spalvas, tik tais aišku, spalvinimo yra visokiausio. Čia aš ką turiu dabar čia jum parodyti. Tai šitie masaliukai tikrai testuosim juos ir pamatysit, kaip ant jų kimba ir kas ant jų kimba. Tai lerva. Toliau pristatau dar vieną lydekinį masalą, bet čia jau eina lydekinis masalas, tai yra liudas slug. Štai toksai masalas, jisai yra, grubiai paimkime 10, apie 15 cm. 15, gal 17, nesu išmatavęs tiksliai, tai negaliu pasakyti. Tai slugai tokie. Irgi jų spalvinimas visokiausias, įvairiausias. Tai tokie yra slugai ir didesni. Štai tokie, šitie vais tikrai apie 20 cm. Štai kokio ilgio. 20 cm. Viskas nulieta klasiškai. Žiauriai fainai. Štai tokie masaliukai. Liudas slug šitie vadinasi. Štai tokie spalvinimai. Žodžių spalvinimo gama tai begalinė. Tai slugai
Paskiau yra Allen Fishas. Allen Fishas, štai tokia žuvytė. Štai tokia žuvytė. Štoks masaliukas. Žiauriai fainas. Štai tokie irgi dydžiai, spalvinimai visokiausi. Štai didesnė. Ir šita visai didelė. Štai tokia riebi žuvytė. Ir ką? Dar vienas masaliukas, turbūt mano bus favoritas lydekų. Tai jellyfishas. Štai, jellyfishas. Toks masaliukas. 3 uodegos. Žodžiu, dirba klasiškai. Štai, didesnis modelis. Štai toks masaliukas. Taip pat irgi didelis modelis, bet kitoks spalvinimas. Ir mažas modelis. Aišku, jų dar yra didesnių ir visokiausių, tai begalės mesalų, tiesiog reikia važiuoti ir žvejoti, išbandinėti ir džiaugtis. Tai ką? Šiandien tokia mano pasakojimas apie masalus. Susidėjau masalus jau, tikrai juos išbandinėsiu. O kaip juos apkausti, tai tiesiog įsiveriat vadinamą stingerį ir trikabliai čionais ant pilvo užsideda. Šitą masalą galit ir naudot be svorio, tai jisai pats lėtai labai skęsta, tai tikrai fainas, aišku, čia priklauso nuo kokio gylio ir kur žvejoja. Tai va, tokių lydekinių masalų, tokių ešerinių masalų, tokių nano geimas, avižadrebis, tai jo, begalės, tiesiog reikia išbandinėti ir jum rodyti. Tai ką, draugai, viskas, baigiu šiandien savo rubriką. Štai tiek masalų yra čia iš Neptūno baito, tai kaip ir sakiau, kas norit, galit susisiekti su manim. Ir aš jums padėsiu jų gauti, norit išbandyti, prašom. Tai, o šiaip visus masalus galit rasti www.neptunobite.eu. Visi masalai nuo avižos, avižadrebio iki lydekų, ešerių. Tai tikrai faini masaliukai, rekomenduoju. Ir jo, aš testuosiu juos, aš su jais žvejosiu, tai stebėk mano kanalą, pamatysi, kaip su jais gaudau, ką pagaunu, kaip pagaunu ir taip toliau. Tai tikrai man įdomi patirtis bus. Ir jo, happy ir ką, šausim meškerioti ir jum parodyti viską tai, kaip bus iš tikrųjų. Tai priseksiu dar keletą vaizdų, bandant Neptūno baitus, tiksliau tą jellyfishą, ir pamatysit, kaip man sekėsi. Tai ačiū, draugai, viskas, baigiu savo pasakojimus ir jo, susitinkam kitose vidosikose jau su Neptūno baitu. Ir jo, tiesiog sek mano kanalą ir žiūrėk, kaip man čia sekasi žvejoti Airijoje. Tai ačiū, draugai, ir susitinkam jau ant vandens. Iki. Sveiki žvejai, sveiki draugai visi. Tai pas mus Neptūno baitai šiandien. Keletą modeliukų ir šiandien lekiam trumpai, išbandysim, pažiūrėsim, kaip jie vandenį dirba.
Ir pažiūrėsim, gal pagausim ką nors. Šiandien oras toksai pusiau lydekinis, tai jo, gaudysim šiandien tik lydekas ant štai šitų masalų. Tai žodžiu, apsikaustom kabliais ir lekiam prie vandens, pirmi metimai. Tai draugai, viskas, apsikaustėm kabliais. Wow, nu čia tai monstras. Apsikaustėm kabliais, masalus ir lekiam dabar prie upės, turim būtinai juos išbandyti, pažiūrėti, kaip čia su jais seksis mums žvejot ir jum parodyt. Viskas, draugai, ką tik užsidėjau Neptūną. Žiūrėkit, lydeka. Lydeka iš karto. Žiūrėkit. Pirmas metimas. Oh my god. Ką, draugai? Pirma lydeka ant štai šios gumos. Jellyfishas, tokia spalva ir lydeka. Iš karto, pirmas metimas, draugai. Neįsivaizduoju, kaip.